Sveiki, čia Teismo Vikingas. Taip jau nuo seno Lietuvoje susiklostė, kad tėveliai savo sūnelius ir dukrelės visada į šiltesnę vietelę kišdavo. Ir jei sporte, mene ar moksle tai pateisinama, nes ten visgi ir talento reikia, ir galybė juodo darbo, tai sakau ir pats būdamas čempionų vaikas. Mano abu tėvai buvo ir yra irkluotojai. Bet kaip su politikų vaikais ir anūkais? Kaip su jais? Ar jiems reikia treniruotės ar genų? Ar visgi gerą aukštą postą biudžetinėje įstaigoje arba partijoje tėveliai tiesiog nepadaro gero skambučio, nepasikalba tamsiame kabinete apie vaikučius ir jie jau sėdi kažkokioje iš mokesčių mokėtojų išlaikomoje įstaigoje? Ar tokių siurbėlių turime? Pagalvokite gerai. Nes aš manau, kad turime šiokį tokį sovietinį palikimą. Vaikai postų ne savo darbu ir gebėjimais užsitarnauja, bet mamytė ir tėveliai savo laiku su teisingais dėdėmis sudėrėję, jau turi užtikrintą karjerą. Kelis galiu pavardinti. Landsbergis Gabrielius, Arūnas Valinskas, Mazuronis Andrius, na ir žinoma Maldeikis Matas. Būtent apie jį šiandien bus kalba. Taip, aš kalbu savo klipuose apie korupciją, bet būtent šiai politiniai korupcijai ir pribrendo laikas. Taigi, Matas Maldeikis, ką apie jį žinote? Aš iš savo patirties pasakysiu, man jis lyg pilypas iš kanapių pasirodė horizonte ir iš karto skandalai. Koks skandalas? Trumpai priminsiu. Tai aš galbūt labai tada trumpai, aš galiu patvirtinti tai, kas buvo STT pranešime. Šiuo metu esu pasirašęs daug teisės aktų, kad negaliu viešinti visos informacijos ir aš tiesiog kreipsiuosi artimiausiu metu į prokurorą, kad jeigu tai jau buvo paviešinta, kad man būtų suteikta galimybė jums papasakoti, kas buvo ir kodėl ir kaip ir už ką ir kiek ir visus kitus dalykus. Tai aš tiesiog norėjau pasakyti, kad aš labai pasitikiu STT. Ir aš mačiau, kaip tie pareigūnai dirba. Buvo viskas labai profesionalu ir labai teisinga. Ir aš manau, kad mes jau ne toje epochoje gyvenam, kad dar čia galėtumėm tokius banalius korupcinės schemas ir tiesiog tiek. Aš manau, kad jisai įsivaizdavo, kad jis mane neblogai pažįsta, nes mes buvom vienam kurse. Jis buvo atėjęs dėl vieno teisės akto projekto, kurį mes kartu teikėm. Aš norėjau, tai tiek. Aš nežinau, kiek aš dabar galiu sakyti, negaliu daugiau sakyti. Dabar aš tikrai atsiprašau, bet kai bus leidimas, tada viskas bus papasakota. Tiesiog dabar jau čia STT ir prokuratūros yra sprendimai ir jų veiksmai dabar tiesiog. Kaip matote, savo komentare jis kalba, kad STT dirba profesionalai, kad jis 100% pasitikė specialiosiam tarnybom. Be to, Delfi komentare jis dar daugiau ištarė. Iš principo, situacija buvo tokia, kad man buvo pasiūlytas, aš pasakysiu taip, tai, kad nepakenkti, taip, man buvo pasiūlytas kyšis 50 000, aiškiai įvardintas ir buvo įvardintas įstatymas, apie kurį mes šnekame. Mūsų šalyje kartais būna tie skandalai ir kai tai vyksta, tu jautiesi biški kaip filme. Tai, ką aš matau, čia yra kažkoks sudegęs teatras, yra nukreipinėjama tema nuo to, kad Seimo narys buvo gautas kyšis, ir Seimo narys šiuo metu viską pakišinėja po savo privilegiją. Taigi, matote, kokį Seimo narį turime. Aš negalėčiau užmigti po to, kai tu žinai, kad kažkas tokio atsitiko su tavimi ir tu eini, sakykime, miegoti, žinodamas ir to nepranešti, tai kažkaip su tuo tiesiog gyventi ir į tai nereaguoti, tai nebuvo įmanoma, tai nebuvo net klausimas tas. Tu negalėtum gyventi su tuo. Aš netikiu, kad žmogus galėtum gyventi žinodamas tai, praėjęs tai būtų kažkas, tai būčiau nebe aš. Nes aš visiškai netikiu tokiem, žinot, kaip pas mus dažnai bandoma pasakyti, visi ten vagys, visos tos, aš atsiprašau už tokį kliedesiai, apie tai, kad ten visi prasivogė, viskas tas, aš netikiu tuo. Ar teisingai supratau iš Maldeikio komentarų,
kad tai Griuk negyvas kaip nustebo, jog už įstatymų protegavimą pinigus politikams siūlo. Kad jis nesitikėjo, kad tai pirmas atvejis, kad žemė po kojomis griūva, kad kaip aš dabar miegosiu. Aš kaip ir minėjau, aš labai netikiu tuo dideliu korupcijos, tokiam teorijom apie tai, kad viskas yra nupirkta, parduota ir 3 kartus perparduota. Aš tikrai to nematau, aš matau, tai ką aš matau šioje kadencijoje yra laisvėjantis Seimas. Tai štai ką noriu pasakyti. Jūs ką rimtai galvojate, kad tai pirmas atvejis kažkokiam padėjėjui, kuris kaip žinia padėjėjų dirbo kelių kadencijų Seimuose ir štai jam susišvietė, kad seimūnai ima kyšius? Va, iki šiol neėmė, o štai dabar susišvietė, kad gal paims Maldeikis. Visi šventi iki to vaikščiojo, Seime sėdi iš idėjos. Ta prasme, mes to tikrai neturime, yra didžioji dalis Seimo narių tikrai gyvena iš idėjos, dirba iš idėjos ir siekia to, ką jie siekia dėl to, kad jie tuo tiki. Ir štai šie dori politikai niekada neėmė, girti prie vairo nesėdėjo, Masiulis nekaltas. O Dieve, kaip mes nusmurka kelniai, praščiokėliai galėjome pagalvoti, kad seimūnai įstatymus priiminėja tik tauta besirūpindami. Jūs tikriausiai ir neužmiegate, kai apie tautą galvojate. Kaip apie mokesčius, migraciją, prekybos centrų viršpelnius, elektros įkainius ir taip toliau, ir taip toliau. Jūs mane ir žiūrovus, rinkėjus už vaikus laikote? Nuimkite man makaronus. Sūneli Maldeiki, ką gero padarėte šiam gyvenime? Savo mikrorajone, kad Lietuva staiga rūpintis iš pašaukimo pradėjote. Pasiūlė 50 000, sakote? Yra toks posakis, nupirkti galima visus, tik kaina kiekvieną kartą skirtinga. Matyt, pagalvojo, kad jūs tik tiek vertas, darykite išvadas. Kas būtų, jeigu 2 milijonus pasiūlytų? Negąsdinkit manęs, neturiu 2 milijonus. Ir štai, kai tyrimas baigėsi, kokį komentarą Maldeikis paviešino. Pakalbam apie korupciją. Skaitau prokuratūros paskelbtą informaciją, kad Seimo narį bandęs papirkti žmogus pripažino tai padaręs, todėl turės sumokėti 5 000 eurų baudą. Viskas? Seimo nario papirkimas kainuoja 5 000? 10 kartų mažiau nei siūlytas kyšis? Kur užsakovas? Kur tikrasis vykdytojas? Prieš tęsiant, aš tik paprašysiu jūsų žiūrovą pagalvoti, skaitant šios sakinius apie MG Baltic, liberalų partijos, Kurlianskio ir Masiulio bylą. Nes štai Maldeikį nustebino, kur užsakovas, kur tikrasis vykdytojas, kodėl tik 50 000 pasiūlė, kai Masiulis pasiskolino virš 100 000. Skaitom toliau. Tiesą pasakius, stipriai pasimetu jausmas kaip sulėtintame kine. Kodėl pas mane? Kas darosi, abejoja protas. Paaiškinu, kad ne ten kreipiasi, o aš tokių dalykų netoleruoju. Įsivyrauja įtampa. Jaučiasi, kad jis irgi nežino, kaip reaguoti. Situaciją išgelbėja skambutis. Turiu eiti. Atsisveikiname ir išeiname skirtingomis kryptimis. Grįžęs į kabinetą, skambinu į STT ir su įrodymais nueinu iki būstinės Jakšto gatvėje. Taip, dabar kai byla pasibaigė ir vaikis prisipažino, kad jam vienam čia šovė papirkti Maldeikį, taip turi galvoti ir kiti. Bet aš manau, kad tas kvailokas, Seimo nario padėjėjas, buvo paliktas vienas pats su savo bėdom. Niekas jam advokato nenusamdė, pats pinigų neturi, jei pasakytų kažką ant Seimo nario ar lošimo organizacijos vadovų, neapsigintų nuo ieškinių dėl šmeižto. Išsigando berniukas, kad jį kraštiniu padarys ir visi atsipirks. Todėl STT agentams parekomendavus prisipažino kvailelis. Viską savo prisiėmė ir gavo baudelę. Būtų pasakęs, kad Maldeikiui 50 000 eurų paskolą lengvatiniam sąlygom pasiūlė ir būtų išsisukęs ir niekas nenukentėtų. Puikiai žinodamas STT darbo specifiką, o tiksliau broką kovoje su korupcija, drąsiai sakau, STT čia šūdą sumalė. Tuo jums tai įrodysiu. Štai Maldeikis rašo, situaciją išgelbėja skambutis, turiu eiti. Grįžęs į kabinetą, skambinu STT. Ar suprantate Maldeikio smegenų tuštumos aidus?
Ką tik jo akivaizdoje padarė nusikaltimą ir jis sako, situaciją išgelbėja skambutis. Čia tas pats kaip pasakyti, pamačiau žmogaus nužudimą, situaciją išgelbėjo skambutis, turiu eiti. Jūs ką rimtai? Sūneli, jei nusikaltimo liudininkų arba auka tapai, iš karto skambini policijai, spec tarnybom, gaudai nusikaltelį ir atlieki savo pareigą. O dabar ką turime? Jisgi mat išėjo po skambučio su savo reikalais. Apmąstėgi matai, jam pasiūlyta 50 000 eurų kyšį ir po kurio laiko grįžęs į kabinetą nusprendė pasukti STT. Man keli klausimai kyla, o apie ką ponaitė Maldeikį taip galvojai? Ką svarstėjai? Su kuo galbūt tarėsi? Kas yra svarbiau už ką tik tavo akise padarytą nusikaltimą? Ar supranti, kad už nusikaltimo nepranešimą arba jos slėpimą jums ponaitį gresia baudžiamoji atsakomybė? Kas jūsų bendrininkai? Juk jei tai padarytumėte pamatęs, pavyzdžiui, nužudimą, manau, netvarkytumėt reikalų, o vėliau, kai nusikaltėlio pėdos ataušo, skambintum policijai. Ar aš klystu? Pats ką tik pasirašėt savo nuosprendį ir spec tarnybos turi ištirti šį faktą. Maldeikis pats ką tik prisipažino, jog po nusikaltimo dar galvojo ir tik vėliau paskambino. Bet žinote, kodėl Maldeikių nieko nebus ir STT nieko nedarys? Todėl, kad jie apsišykę švelniai tariant. Ką Maldeikis konstatuoja? Skambinu STT ir su įrodymais nueinu iki būstinės. Ar teisingai aš supratau, kad taip pasielgti jam patarė STT? Ar teisingai supratau, kad nusikaltimo vieta yra Maldeikio kabinetas, ten guli nusikaltėlio paliktas raštelis, jo DNR pėdsakai, pats nusikaltėlis laisvas vaikšto po Seimo rūmus, stebėjimo kameros užfiksavo visus veiksmus Seime, o STT sako, ateikite su visais įrodymais pas mus, ponas Maldeiki. Ar teisingai aš supratau, kad STT dirba šiknarankiai, atgrubnagiai, kriminalistikos nestudijavę, mokesčių mokėtojų pinigus gaunantis, atsiprašant, profesionalai? Ar jums, gerbiamą žiūrovę, taip pat dabar aišku, kodėl jokia korupcijos byla STT nėra ir nebus išaiškinta, kol ten dirba toks vadovas? Kol juos kontroliuoja tokie prokurorai ir kol juos taip prižiūri prezidentūra. Aš sunkiai įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, FTB Amerikoje taip pasielgtų ir taip konsultuotų nusikaltimo liudininkus. Čia maždaug tas pats, kaip pasakyti nužudimo liudininkui. Pasimkite visus įrodymus, viską nufotografuokite ir ateikite pas mus į ofisą. Mes priimsim pareiškimą ir žiūrėsim, ką toliau daryti. Juk būtent taip su Maldeikiu ir buvo. Nuvyko jis su vizitinė kortele, ant kurios parašyta 50K ir papasakojo savo versiją. Ir ką sako STT? Pareigūnai išklauso, jiems tai irgi netikėta. Kas jums STT netikėta? 50K už įstatymo prastumimą ar kad Maldeikiui pasiūlė? Kas jums netikėta? Jūs mano klipus jau 3 metus kaip žiūrite, kas čia netikėto? Faktais kalbu, jei ne, susitikim tiesiogiam eteryje STT vadė Žydrūnai Bartkau. Arba pabandykit mane nubausti už melą arba šmeištą. Bijot? O aš va jūsų nebijau. Ir žinot kodėl? Todėl, kad jūs ir jūsų, kaip kai kas pasakytų, šaika, grybą pjaunate. Pareigūnam buvo netikėta. Ką Maldeikis toliau rašo? Po kelių dienų kriminalistai pasidomėję pasakoja, kad pataikyta ant rimtų reikalų. Jei tai rimti reikalai, tai kodėl nuteistas berniukas 5000 eurų bauda? Ar teisingai supratau, ponaitį Žydrūnai, kad reikėjo kelių dienų jūsų pavaldiniam, kad suprastumėte tai, ką jums paprasti žmonės jau 30 metų sako? Ar iki šiol buvo nerimti reikalai? Aš kažkada pavadinau jūs STT politinę prostitutę ir taip dabar sakau. Prezidentas jau seniai už katastrofinius tyrimus, biudžeto tratinimą turėjo atsisveikinti su tokiu vadovu, su tokiu darbo broku. Ir nesakykit, kad bylą ištyrėt, o nusikaltėlį pasodinot, nes štai Maldeikis pasipiktinęs jūsų ir prokuratūros darbu. Nes jis rašo, gaunu blakę,
kurią nešioju su savimi. Po mėnesio jis grįžo. Jis mėnesį su blake vaikšto ir ką? Ką jūs užfiksavote jau post factum? Nieko, ničnieko. Byloj nieko, blakiai nieko, bendrininkų nieko, puidoko telefone ir suplėšytose kelnėse nieko, niekur nieko. O kodėl? O todėl, kad jūs STT nepadarėte savo darbo gerai nuo pat pradžių. Ką ir kaip reikėjo padaryti, nesikartosiu. Jei jums trūksta smegenų, žinių, kompetencijos, pakvieskite profesionalus iš užsienio. Pasiklauskite specialistų, veteranų, kurie iš jūsų sistemos jau išėjo ir tapo advokatais. Ir sužinosite. Ir štai kulminacija. Kaip kadaise Razma, dabar ir Maldeikis rašo, tikiuosi, kad prokuratūros žinutė apie baudą yra juokelis ir laukiu rimtų pasiekmių. Čia, manau, jau suprantate, kad prokuratūra keliais turi atropuoti pas tamstą šaikos narį Maldeikį ir jam atnešti rimtas pasiekmes, nes šios jo netenkina. Gaspadorius nori rimtų, o jūs jam juokelį. Tiesa, Gaspadoriau, o Masiuliu, Uspaskichui, Gapšiui, Baščiui, Linui Karaliui, girtam Vareikiui, partijos kolegai girtam už vairo Arvidui Vidžiūnui, kuris sėdėjo prie vairo, kai baigė gerti antrą taurelę vyno ir taip toliau. Čia jau juokeliai, o va Gaspadoriui Maldeikiui pasiūlė kažką. Jaugi mat, čia tai jau ne juokeliai. Atsibusk, sūneli, pažiūrėk mano sunumeruotus klipus. Jie visi apie korupciją. Jie visi apie baisesnius dalykus nei tamstelės istorija. O jei prie STT telefono pasėdėtumėt savaitę, dar baisesnių dalykų išgirstumėte, kad tik širdelė atlaikytų, kad tik nenualptumėt. Ir kaip jūs manote, ponaitė, ar jūs ką nors pakeisite? Ar STT nuo šiol geriau dirbs? Ar niekas net nepagalvos daugiau siūlyti pinigų Seimo nariam už įstatymų prastumimą? Nes oi, kai pamokė šį istoriją, net baisu. Aišku, paukščiuko Maldeikio lizdelį lobistai peidinės, bet ar į kitus neužeis? Ar nuo šiol visi įstatymai bus žmonių naudai, gins visuomenę, o ne oligarchus, kovos prieš korupciją? Laikas ir mano kanalas parodys. Sekite jį. Visas klipas buvo apie Maldeikį, tačiau kai kalbu apie sūnelį, neįmanoma nekalbėti apie mamytę. Ir beje, aš manau, buvo tokia scena. Maldeikienė parašė postą, ką ji galvoja apie šią istoriją, o Matukas, paskaitęs, paskambino mamytei ir taip: Nu, mam! Taigi, ką ji parašė? Buduliams info apie puidokus ir kitą korupcinį mėšlą. Man šiaip įdomu pasidarė, o kodėl ponia Maldeikienė taip nekalbėjote prieš rinkimus? Tada, pamenu, sakėte, Seimo nariai kvailiai, nemąstanti žmogystos, Tuštutė Kildišienė, fantastiško grožio Šimonytė. O dabar staiga buduliai ir mėšlas. Skurdokas žodynas pas tamstelę buvusią pedagogę. Nenustabu, kad ir ji tą pačią retoriką kaip ir jo sūnelis naudoja. O korupcija pagal prokuratūros protelį ne bėda, svarbu kyšininkai susimoka. Kas susimoka? Kokia korupcija? Tamstelė sėdėjote Seime, nieko nematėte. Prokuratūra dirbo fantastiškai. Šimtai žmonių jums skambino, laiškus rašė, viltį turėjo, kad apginsite nuo korupcijos, pareigūnų savivalės. Ir ką padarėte? Apskritas nulis, kaip ir jūsų protas ir veikla, už kurią jums niekas nedėkingas. Ką jūs nuveikėte kovoje su korupcija? Akis atsimerkė tik tada, kai gimat sūnelį nuskriaudė. O tūkstančiai lietuvių jums rašė apie ką? Gal dar dėkojo pasakysite? Nulis. Čia jūs ir jūsų sūnelis budulis. Kai kitus skriaudžia į krūmus, kai sūnelį, tai iš Europarlamento rėkia visa gerklė. Tik tą ir mokate. Dar neapsisprendžiau, ar man tie Lietuvos prokurorų sprendimai juokingi, ar kelia pyktį.
Tauta jau apsisprendė, reitingai rodo, kad nuo jūsų ir pykina, ir komentarai juokingi. Teta, eikite iš darželio, gėlytės jūsų nemyli, pasakytų darželinukas. Kokiagi taktiką pasirinko Maldeikienė? Visų pirma, vėlgi užsiduokite savo klausimą, kiek metų ji politikoje, ką gero ji padarė Lietuvai. Na tikrai. Prisiminkite bent vieną jos Lietuvai nuveiktą darbą, už ką jai dėkoti. Dirbo Seime, tuščia vieta, nuvyko į Europarlamentą, iš viso tylu ir tik rėkimas ant maršistų. Rėkimas per ekraną ir dar toks, kad aš pasakyčiau šiai ponę Žirinovskių su sijonu reikėtų pavadinti. Tipinis politikas, kalbantis ir nieko nedarantis. Absoliučiai nieko. Jei netikite, galite pažiūrėti jos darbo rezultatus Europarlamento interneto svetainėje. Nuoroda po klipu. Net nustebu, kaip 14 000 gaunantis žmogus neturi jokios savigarbos, jokios sąžinės, nieko neveikti Lietuvai. Taip, prisijungti kaip prielipa arba erkė prie kokios politinės iniciatyvos, kaip krikščionių demokratų partijos, ji greita. Bet ar tai Lietuvai? Žinoma, ne. Mūsų ji niekur neatstovauja, niekur nerasite jos pasiūlymų ginant tik Lietuvą ar lietuvius. Tuščia. Ir taip, žinoma, galima pasakyti apie daugelį, jei ne apie visus europarlamentarus. Pavyzdžiui, ar prisimenate tokį profesorių Liudą Mažylį? Taip, jį nusiuntėm į Europarlamentą. Bet ar ką nors iš jo girdėjote per pastaruosius metus? Pažiūrėkite jo Facebook, ten nyku ir tuščia. Kaliningradą, Ukrainą ir Baltarusiją jis minės, o apie Lietuvą. Lietuvos korupcija, mokesčius, energetiką, sveikatos ir švietimo politiką, apie europarlamentaro pareigą atstovauti Lietuvą, tuščia. Na, bet dabar ne apie jį. Grįžkime prie Maldeikienės. Arogantiška politikė jau seniai kelnes, o tiksliau sijoną, trina politikoje. Ir kaip tik savo sūnelio Mato įkišimą į Seimą daugiau nieko nenuveikia. Pamenu, kaip viename interviu Lietuvos ryto studijoje kalbėjo, kad jos komandoje tik mokslų daktarai. O tai ko tų mokslo daktarų neprastumėte į politikos olimpą, ponė? Nejaugi Matukas geresnis, protingesnis, gabesnis ir daugiau nusipelnęs. Aš 10 minučių su juo susėsčiau prie mikrofono ir iš jo šlapios vietos neliktų. Mykė. Tiksliau būtent šlapia vieta ir liktų. Po klipu įdėsiu nuorodą į jo vizitą su Tapinu į Ukmergę. Ten kaimo žmonės klausimais berniuką užmėtė. Teko nešt kudašių. O ką kalbėti apie aktualesnės temas, ką kalbėti apie Lietuvos problemas? Jei norite, Matai, galime susitikti tiesiogiai ir pakalbėtume. Mano kontaktai po klipu. O štai jūsų mamytė Aušra dabar per paramos platformas remia Tapiną, Šurajevą savo, o tiksliau biudžetiniais pinigėliais jos remia, kad apie ją nekalbėtų blogai šitie influenceriai. Tačiau pati vemia per ekraną, pastoviai gadina orą. Atsiųskite man kas nors jos interviu, kur ji kvepia, kur ji šypsosi, kur moteriška, o ne bobiška, kur kritikuoja podruškę Šimonytę, o ne tirpsta kaip ledas ją pamačius arba išgirdus. Padlaižūno meno išmoko puikiai dar iš savo vyro Eugenijaus, kuris taip pat politikoje dalyvavo. Dabar dar ir savo sūnelį išmokė. Ko išmokė? Jūs parašykite po klipu, gerbiami žiūrovai, ko Maldeikienė išmokino savo sūnelį Matuką ir ar jis vertas politiko vardo. Faktas tas, kad jis kaip meteoritas įskrido į mūsų orbitą, palikdamas paskui save kvapelį ir tikiuosi išnyks už horizonto, mes jo daugiau nebematysim. Juk tai paveldima. Labai norėčiau, kad apsidirbę ir prisidirbę liežuvų malantis politikai paliktų savo postą, kaip kadaise Valinskas paliko ir nebegrįžtų, nors ir labai juos socialinės apklausos keltų. Jei jums patiko mano tokia apžvalga, parašykite, apie ką turėčiau dar pakalbėti, kas dar kabutėse su korupcija kovoja. Man tikrai visiškai nesvarbu, ar tai valdantis, ar taip vadinami opozicionieriai, visi turi dirbti Lietuvai ir juos išrinkusiems žmonėms. O dabar, kaip supratote, iš klipo dirba savo, šeimai,
partijai ir šeimininkui, bet ne žmonėm, jokių būdų ne Lietuvai. Man pikta, todėl toks smirdantis klipas ir gavosi. Tikrai jau kantrybė išseko, todėl ir piketuoju. Todėl ir ne tik kalbėsiu, bet ir veiksiu. Jei ji nieko nepadarė, aš tikiu, mes tai padarysim. Kaip? Manau, kai kas jau nujaučia kaip. Jei ne, pažiūrėkite bent kelis mano klipus. Apie klounus galima ilgai kalbėti, bet pabaigai noriu apie vieną mano gerbiamą žmogų pakalbėti. Visi jūs žinote, kad labai gerbiu senolius. Jei kas atsimenate mano interviu iš 100-metės bobutės, tai štai kaip klipe ir žadėjau, ją lankau kas metai. Šiemet jau sukako 102 metai, štai dokumentas. Neįtikėtina. Močiutė, kaip ir anksčiau savo interviu minėjo, eina kas savaitę į bažnyčią. Ar pažįstate daug tokių senolių, kurie savo kojomis 102 eina porą kilometrų į bažnyčią? Už rėmėjų pinigus nuvežiau močiutei vitaminų, vaistų ir nepatikėsite cukraus. Taip, tai balta mirtis, bet ji labai cukrų mėgsta. Ir kai buvau pas ją svečiuose, nuolat sakė cukur, cukur. Paklausiau dukros Danutos, ką ji nori pasakyti, pasirodo, močiutė labai mėgsta saldumynus. Iki šiol juos valgo, su keliais dar savo natūraliais dantimis, kas man iš vis yra dvigubai netikėta. Dar dantukai savi. Žodžiu, kai ją aplankiau, labai apsidžiaugiau, tikrai manau, kad iki kito savo gimtadienio ji dagyvens. Ir tuomet vėl jai už jūsų paramos lėšas atvešiu dovanų. O dabar dėkoju už paramą, nepamirškite paspausti nykštį į viršų, užsiprenumeruoti ir paremti kanalą, nes čia jūsų laukia objektyvi tiesa, kova su korupcija. Ačiū už dėmesį, iki greito.